Hei, sveiki, taigi, kaip ir žadėjau tas video, kuriame parodysiu, kaip Facebook'o ir Google reklamos daromos, arba bent jau ko reikia, kad joms darytų, tai kaip pritraukti klientų ir padidinti pardavimus būtent su reklamas, realūs pavyzdžiai ir patarimai. Dabar, jeigu jūs žiūrite šitą video ir jums reikia pagalbos, ir jums reikia reklamos, arba jūs nenaudojate reklamos, rašykit noriu ir atsiųsiu kaip mes tos mokymus darome, kuriame parodome tiksliai Google ir Facebook reklamos, kaip yra skūriamos, kaip kiekvienam realiai verslui galima susikurti jas, kad pritraukti pardavimų, kad pritraukti naujų klientų, kurie ir būtų jūsų pinigų šaltinis. Okay? Taigi, rašykit noriu ir atsiųsime, kaip tuos mokymus gauti. Dabar viso šito esmė tai yra klientai ir pardavimai. Nieko kito. Mes reklamas darome tik tai dėl vienos priežasties. Tai yra klientų pritraukimas. Klientų turiu omeny, kad žmonės, kurie yra potencialiai, kurie nori arba tinkami tam produktui ir paslaugai. Ir tada mes toliau vedame juos pardavimą. Tai reiškia, reklama tik tai yra pritraukti, šiek tiek parduoti, atrinkti žmonės, bet pagrindė tik tai pritraukti. Ir po to parodysiu realius pavyzdžius, kaip kiekvienai, sakykime, svetainė, kiekvienam tam, kur žmonės rašė puslapį, kaip maždaug kokią reklamą reikėtų daryti, kad būtų aišku, kas to vietų turėtų būti. Tai realūs pavyzdžiai ir bus būtent nueisiu į svetainės ir maždaug pažiūrėsiu, kas ten yra, pakritikuosiu šiek tiek. Taigi, jeigu jums įdomu, sakau, rašykit noriu, komentuokit irgi, parašykit, ką gavot šitame video, kad kiti žmonės irgi pamatytų, nes tai padeda daugiau žmonių pasiekti su šito video. Okay? Arba galite rašyti savo irgi puslapį, aš galėsiu peržiūrėti irgi padaryti galbūt kitą video apie tai. Ir kas liks iki galo, parodysiu 2 įrankius reklamoms atrasti. Reiškia, tie įrankiai padės jums sužinoti jūsų konkurentų reklamas, kokias reklamas jūsų konkurentai daro tiek Facebook'e, tiek Google reklamos. Okay. Tai ir kam reklama jums reikalinga? Jeigu jūs nedarote reklamos arba darote, bet neveiksminga, tai yra, kad mes nenorime daugiau, kad būtų tik tai klientų rekomendacijos, nes klientų rekomendacijos tai viskas faina, gerai, bet reiškia, tai yra kažkas tai kitas pardavinėja mūsų produktus ir paslaugas, ne? Jeigu mes nedarome reklamą, mes realiai ten rašo žmonės, mums bandome kiekvieną žmogų užkabinti ar užkalbinti kažkaip tai ir kiekvienam klientui pardavinėjame. Taip pat laukiame, kol kažkas, nieko nedarome, bet laukiame, kol kažkas parašys arba klaus apie mūsų produktą, apie paslaugą. Ir aišku, klientų, kurie grįž, kas padidintų pardavimus, nelaukiam, žodžiu, priklausomai, žmonės buvo, mes pasitikėm, kad pardavimai ateis iš tų žmonių, kurie jau buvo, kurie atėjo pas mus ir jie tipo dar kartą pirks, ne? Ir taip pat laukiam, kol galbūt SEO ar kažkas, kol svetainė įsivažiuos ir tai labai lėtas procesas yra. Tai reklama būtent tą padaro. Reklama iš tikrųjų yra, ką tai daro. Tai yra greičiausias, lengviausias, pelningiausias ir tiesiausias būdas užsidirbti pinigų, gauti pardavimų, gauti klientų ir realiai visą tai paversti pelnu. Taigi, slaptoji formulė yra, kaip jūs sakiau, ne, tai yra kas, čia pasavo, taip blogai išvesta, bet kas, tai yra, sakykime, paimkime tas klientas yra žuvis, ne, tai reiškia, mes turim žinoti, kur jisai yra, kurioje vietoje maždaug jisai yra ir ant ko jisai kimba, kad mes galėtume jį žvejoti, ne, ir ką su juo darysime, arba ko jisai nori, kur mes jį toliau nuvesime. Tai ta pati formulė lygiai tas pats, tai yra, kad būtent tai yra Facebookas ir Google plačiaja prasme ir Facebookas irgi plačiaja prasme, paaiškysiu, ką tai reiškia, kad mes čia juos išžvejojame iš tenai. Reiškia, reklama yra skirta ne papasakoti, ne atskleisti viską apie mus, bet užkabinti būtent žmogų, kad mes galėtume jį paimti pas save. Okay. Tai svarbiausias dalykas reklamoje yra masalas. Ir pačioje reklamoje yra svarbiausias masalas. Daugelis žmonių didžiausią klaidą daro tą, kad jie reklamuoja belė kaip. Tai yra, jie reklamuoja save, savo produktą ir toliau užuot darę masalą. Okay. Ir kaip iš viso šito proceso, jeigu kas nematė, tai webinarą darėm apie tai, pasakom labai ilgai, kad būtent procesas tai yra produktas ar paslauga, bet jisai gaunamas ir jo informacija reikalinga apie išnekėti tik tada, kai žmogus sumoka pinigus. Reiškia, prieš visą tai yra marketingas ir pardavimai ir marketingas pardavimas yra apie rezultatą. Tai kad rezultatą žmogus jaustų jau iš karto su mumis, bent jau pamatęs pirmą mūsų tekstą, sakinį, toliau, mes turim duoti kažkokį žingsnį, kuriame jau būtų loginis tas dalykas, kas jam padės, kas supras, kas padės paaiškinti, parodyti, kad mes esam tas,
kas jam iš tikrųjų gali padėti. Ir kaip ta reklama atrodo, tai vat viršuje yra Google, tai Janauskas, matosi prašyta Google, ne, kai paiešką darom yra sponsored, Facebook'e matom remiamą, ne, arba ten lietuviškai, man atrodo, irgi reklama būna, Google pačiam užrašyta reklama, ne sponsored, bet remiama. Ir Facebook'e čia, ne, lygiai taip pat, žinom, taip galime atpažinti reklamą. Taip pat puslapiuose būna irgi va tokie va, arba video, kur sužinot daugiau, arba tas ženkliukas, irgi Google tai yra reklama. Taip pat YouTube'o, jeigu žiūrėsime, ne, irgi yra skipas, tai yra tam tikrai video reklamos. Visa tai yra reklamos, būtent visą tai galim pasiekti. Dabar aišku, kad pavyzdžiui, Google, kad sujungti, yra daug visokių pasirinkimų, ne, ir programos, reklama, ir svetainės rautas, ir pardavimai, ir sąmoningas. Čia vien tik tai Google, kai kuri naują kampaniją, štai kokie pasirinkimai yra. Ir kas liečia Google, tai yra 2 būdai pasiekti su Google. Tai yra search, vadinamas tas paieška, kur Google būtent paieškos yra. Ir kitas yra Google Display Network. Tai yra, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Google turi savo, žodžiu, taip, yra taip, kad Google'as pasiektų žmonės, jisai tokį turi Google AdSense, reiškia, pavyzdžiui, aš turiu svetainę ir aš turiu daug lankytojų, ne, ir aš noriu užsidirbti iš to. Tai jisai man duoda tokį kodą, kur aš įdedu pas save puslapį ir tenai man Google rodo reklamas. Ir kai žmogus paspaudžia pas mane, aš atvedu žmogui į savo puslapį, ne, paspaudžia žmogus ant tos reklamos, aš gaunu centą, sakykime. Jeigu eurą žmogus, tas, sakykime, klientas moka eurą, ne, kad parodytų, tai galbūt aš gaunu ten 5 centus, o Google'as gauna 95, ar ten gal mažiau šiek tiek. Bet tokiu principu veikia. Reiškia, ir aš laimingas, nes aš gaunu iš to, galiu užsidirbti pinigus. Google'as turi vietą, kur parodyti klientams, ir klientai gali irgi, tie, kurie perka reklamą, irgi turi vietą, kur jų reklama rodoma. Tai tas būtent Google Display Networkas yra. Kas susijęs su Facebook'u, Instagram'u, tai lygiai tas pats yra. Facebook'e yra reklama pačiam Facebook'e, Instagram'e, bet taip pat yra daug visokių puslapių, kitų, kuriuose lygiai taip pat Facebook'as turi tuos reklamas, langelius, kuriuose gali rodyti savo reklamą. Ir didžiuliai netgi websaitai, didžiuliai puslapiai irgi tą turi. Tai lygiai tas pats kaip ir su Google turi paiešką, ne, ta Google platforma ir ne Google, kiti puslapiai. Facebook'as lygiai, Instagram'as lygiai taip pat, Facebook, Instagram'e galima rodyti reklamą, arba ir taip pat galima rodyti šitam kitose puslapiuose, ne, kuriuose Facebook'as ir Instagram'as gali parodyti. Tai kaip ir sakiau, visose šitose transliacijose tai yra tik 2 būdai realiai, kaip žmonės per reklamą galima gauti klientus. Tai yra, arba tai jie ieško, nes tai pačiam Amazon irgi galima reklamą leisti, kai žmogus kažko, pavyzdžiui, ieško, ten ne koks mikrofonas, galima rodyti reklamą. Lygiai taip pat ir daro skelbioltė, ne, kai žmogus kažko žiūri, ieško, tai jisai tada jam išmeta, žodžiu, kas yra sponsoriuoja, ne, save arba pakelia save į patį viršų. Lygiai tas pats, toks pat principas. Okay, tai dabar, ko reikia reklamai, kad reklamą efektyviai mes sukurtume, tai aišku, pirmiausia, reikia turėti nusistatę, ką mes rodysime, ne, kaip ir kalbėjom apie šitą, būtent iš šitos vietos. Tai yra, turim žinoti, kas tai yra, kur jie yra, ne, ir kas tai jaukas. Tai šitoje vietoje šitie atitikmenys, tai yra būtų demografija, sakykime, yra vyras ar moteris, ne, amžius, tada yra lokacija, ne, šalis, miestas, mobiliam irgi, tai yra technologijos, mobiliam, pavyzdžiui, norime rodyti. Tada reklama, jeigu teksto, foto, video, ne, nukreipimo puslapis, tai gali būti puslapis, gali būti forma, gali būti pats postas, ne, kurį mes, sakykime, palaikim mūsų puslapį, ar tam palaikim mūsų page, ar dar kažkaip. Ir taip pat auditorija gali būti, ne, pomėgiai, įvykiai, kažkokie tai gyvenimo, kas jiems būna, puslapiai, kurie jiems patinka ir taip toliau. Čia tiek Facebook'ui, tiek Google, tie dalykai galioja. Tai tai turim, žodžiu, reklamą, ne, žinom, kokiam žmogui ją rodysim, kurioje vietoje jis yra, ką jis naudoja, kokią technologiją ir taip toliau. Gerai? Tai dabar galim perbėgti aš nerodysiu šičia reklamos, tai jeigu jūs norite sužinoti, kaip realiai, kaip daroma, parodyti, kad viską, kaip pati reklama kuriama, tiek Google paieška, tiek Facebook'o reklama ar YouTube'as, tai visa tai ir bus mokymas, jeigu nori, prašykit noriu ir parodysim, kaip tos mokymus galima gauti, o čia aš tiesiog perbėgsiu, kokią reklamą maždaug reikėtų daryti. Okay? Taigi,
atsidarysiu tada puslapį po vieną ir tiesiog galim tada perbėgti. Gerai, tai įsiminkit, rašykit komentarus, pakomentuokit, žinai, jeigu jūs matot kažkokių idėjų ar vertė ir palaikinkit šitą postą tam, kad tiesiog daugiau žmonių šitoje grupėje galėtų matyti. Gerai? Ok, taigi, einamės į puslapius. Šitas puslapis jau iš karto lėtai atsidaro. Čia Facebookas dažniausiai taip. Arba čia Google'as iš tikrųjų. Gerai, pabandome taip. Ir va, pakankamai lėtai, ok. Sekantį tada. Toliau palaikau, ok. Gerai, tai pavyzdžiui dabar, žiūrim viską, ne? Tai English with Dovilė Za, džiaugiuosi jūs čia matydama. Tai va, pavyzdžiui, vienas iš karto, galiu pasakyti tiesiai šviesiai, paprastas dalykas. Ateinu į puslapį ir aišku, mes turim žiūrėti apie, žinai, va tai va. Mobiliam dažniausiai bus, ne, nes analitikas, čia buvo 10 punktų, kokie svarbiausi elementai turi būti puslapį, jeigu kas neturėjo, tai irgi mokymuose šitie dalykai buvo, tai jeigu turite įsigiję mokymus, virtuozot būtent AI įdarbinimo ar dirbtinio intelekto įdarbinimo mokymai, kur buvo, tai buvo padaryta irgi tas visi tie žingsniai, kad kokius elementus reikia įsidėti, 10 elementų, kuriuos reikia būtinai turėti puslapyje. Bet pirmas dalykas, ką aš ateinu iš čia, aš kartu jau matau, džiaugiuosi jūs čia matydama. Gerai, ačiū, kas iš to man, ta prasme, džiaugiesi, ko čia atėjęs esu. Tai gerai, šnekamosios verslo anglų kalbos kursai įmonėms, ne, grupėms, poroje ir individualiai. Šiuolaikiškos smagios anglų kalbos pamokos, okay, tai yra, ta prasme, ten, žinai, išmok, koks yra rezultatas, kas yra tas, ko aš atėjau, tai yra išmokti anglų kalbos, ne? Išmokti, žinai, tenai tiek individualiai, ne? Tiek žmonėms, tiek įmonėms, ne? Ir tada pasakai, žinai, išmokite anglų kalbos, žinai, arba šnekėkite, arba išmokite, geriausias yra visą laiką sakyti per laiką, ne? Išmokite, žinai, ten susišnekėti angliškai per 30 dienų, ne? Kažkas tai tokio, kur būtų aišku iš karto, kas tai yra. Kitas dalykas, čia apie mane, tai čia dabar nieko, kodėl apie tave aš, jeigu aš atėjau anglų kalbos, paaiškink man, žinai, ką tu mokysi, ką man duosi, kokią esmę parodysi ir tada pirkti ir toliau iš karto paslaugas. Tai man tas neįdomu. Man įdomu, ką tu man gali padėti. Tai jeigu iš reklamos pusės, aišku, puslapis šitas neveiktų reklamos prasme, nes tai yra pats puslapis blogas, jau reikia tvarkyti ir keisti, ne, tekstą būtent perrašinėti. Bet jeigu iš tai pagalvojus, tai pirmas dalykas, ką tu galėtum parodyti man, tai yra duotum ir reklamos, žinai, maždaug, štai pavyzdžiui, tenai, štai 25 žodžiai, kuriuos, žinai, būtina žinoti, kad angliškai, arba štai padaryk testą, kaip tavo anglų žinios, ne, yra. Ir tada žinotum, žinai, kiek tau trūksta, arba tokie dalykai, kurie galėtų būti reklama, ne? Arba kitas dalykas, štai 5 dienų, žinai, iššūkis ar kursas, kaip nemokamas, kaip išmokti anglų kalbos, žinai. Nes tu turi man duoti va šitą dalyką, tai yra, tu man turi parodyti, va čia, jeigu pažiūrėsim, turi man duoti pirmą žingsnį, kad aš pajaučiau, kad aš jau einu link rezultato, ne? Kad aš jau pradedu mesti svorį, tai čia lygiai tas pats. Tai šitoj vietoj šitas puslapis beveik neveiks. Dabar dėl reklamos, tai aišku, pirmas dalykas tai yra Google, kas žiūrės, tai yra anglų kalbos. Galim pažiūrėti iš karto, tau paieškosi, ne? Netgi rodo, kiek pas mane iš karto įrankis yra, kuris rodo iš karto, kiek maždaug yra paieškų per mėnesį, ne? Kiek maždaug kainuotų, kokia konkurencija, trendai ir taip toliau. Tai čia yra kursai online, ne, šitie dalykai, anglų kalbos kursai ir visa tai jau yra. Ir jeigu čia tu nesireklamuoji, tada jau prarandi, tai reiškia Google, turėtų būti Google paieškos, taip pat per Facebooką, kaip ir sakiau, visus tos dalyti. Ar tai anglų kalbos testas, įsivertink, kokį tavo anglų kalbos, arba, žodžiu, ten 25 žodžiai, kuriuos, arba 25 sakiniai, kuriuos žinant, žinai, susišnekėsi su 90% pasaulio angliškai kalbančių ir taip toliau. Ne? Taip.
kitas puslapis. Toliau, čia My Dream World. Tai dabar sveika atvykusi į norų išsipildymo pasaulį. Dabar, kaip ir minėjau, iki pabaigos pasilikit, aš parodysiu, kaip pasižiūrėti kitų konkurentų arba apskritai kaip geros kompanijos, geri reklamuotojai daro reklamas, kaip jas žinoti ir pamatyti. Okay? Ir kas nori, beje, parašykit noriu, aš tada žinosiu, kad jūs norit šito įrankio, arba šitų dviejų įrankių. Tiek Facebook, tiek Google. Gerai, tai sveika atvykusi į norų išsipildymo pasaulį. Tikras gyvenimas būna tuomet, kai ateina tai, ko tikrai norime ir tai ateina norimų metu. Tai tavo norų, svajonių ir troškimų išsipildymas, holistinės praktikos pagalba. Ir dabar, vat, pavyzdžiui, jūs parašykit irgi, žinai, kurie žiūrit, My Dream World, ne? Ką čia reiškia? Ar jūs suprantat, pavyzdžiui, ką čia nori pasakyti, ką čia parašyti? Nes reklamų puslapiai neskirti tam, kad jūs kažkokios sapaliotumėt nesąmonės, kur tik jūs vieni suprantat. Nes tai yra visiškai, čia, ta prasme, čia tas pats, kaip sakyčiau, apie ką tie mokymai? Nu, šitie mokymai, žinai, tau apvers visą gyvenimo supratimą ir, žodžiu, tau parodys, žinai, kaip tu gali daug visai kitaip mąstyti, žinai, ir taip turiu, what? Ką tai reiškia, žinai, ne. Ką tai padės daugiau užsidirbti pinigų, tai padės tau pagerinti santykius, žinai, tau padės atrasti suvokimą, supratimą, ko tu nori gyvenime, kad galėtum drąsiai eiti ir taip toliau, ne, tada visai kitaip visą tai skamba. Tai šitą, pavyzdžiui, čia nėra ką reklamuoti, net čia keletą žodžių apie mane, kodėl jūs apie save rašot, kam įdomu jūs, niekam mes neįdomus esame, mes, kurie siūlome kažką, tai mes niekam neįdomus, nes tai yra apie žmonės. Ne, laukia tavęs, laimingas gyvenimas, neprivalai būti patenkintas mažais dalykais, kad sunku net iš visko kažką kalbėti, nes čia viską reikia perdarinėti šitam vietoj. Nes čia teksto prasme viskas yra perdarinima, kodėl? Dėl to, kad nuoširdžiai su tavimi asmeninio augimo trenerių ir taip toliau. Gerai, nėra nei rezultato, nei ką duodi, nei kokia čia nauda, nieko nėra. Čia yra apie kažkino tai sapalionės, apie kaip jie įsivaizduoja, ką jie čia daro. Tik dėl to, kad jie nemoka teisingai pateikti. Ne? Ir šitas puslapis tiesiog neveikia. Galiu garantuoti, tiesiog neveikia, nebent žmonės, kurie tave žino, pažįsta, girdėjo ir taip toliau, praeina pro visą šitą, žinai, nes jie žino biškai daugiau apie tave negu iš šito ką teksto. Bet puslapis tikrai neveiks. Gerai. Kitas, ne, palaikau vaikų liniją, paremk vaikų liniją tarp periodinių rėmėjų. Palaikau, okei, tai bet tai pavyzdžiui, gerai, tai dabar ateini į puslapį ir galvoji, okei, kas čia yra? Įsikyk mūsų atributikos, taip paremk vaikų liniją. Žinai, parduotuvė. Bet va čia ir yra pavyzdys. Kas čia yra? Kas žino? Vaikų linija, gerai. Bet tai kas tai yra? Teikia emocinę paramą vaikams ir paaugliams telefonu, internetu. Ok, tai jeigu šičia yra šita vaikų linija, ne, tai reiškia pagalba, tai reiškia, tai čia turėtų būti visa informacija apie tai, ne, kad kokios problemos yra. Ne, ta prasme, kaip mes ten padedam vaikams, žodžiu, kurie ten žinai, ir kas tada, ką tu man duosi, jeigu nori, kad paremtum mane, parodyk, ką tu darai apskritai. Čia mokymai, tipo, gerai, įsigyk, vėlgi, čia tas įsigyk, atributika, pirk, įsigyk ir taip toliau, paremk, žinai, ir taip toliau, duok mums, bet nieko realiai jokios vertės jūs neduodate, jūs nenorit duoti net jokios vertės. Ir nesakykit man, mes turime ten, jeigu nueisi ten, paremk ir taip toliau, sėkmės istorijos, taip toliau, ten visa informacija nebūt. Jeigu jūs norit, jeigu vedat žmonės į puslapį, turėtų būti viskas iš karto. Ir čia jokios, sakau, tas pirk, mokymai, impiau mokymus, paremk mus, bendradarbiaukime, finansinė, ta prasme, žinai, duok, o ką jūs duosite, o ką jūs rodote ir nieko nėra, dėl to nelabai kas nori eiti prieš tus puslapis, niekas realiai to ir nenori daryti. Čia man atrodo bus taip, sudėtinga visas šitas. Gerai, kario menas, einam, kas čia? Šernų takais. Bradės apylinkės, Šernų takais Airsoft renginys. Mūsų šratasvydžio renginių sezonas nebus eilinis per...
Nu tai va, pavyzdžiui, jeigu Airsoft, ne, London paimsime, kokį nors. Tai jeigu ateini į pagrindinį puslapį, iš karto matai sign up for mailing, ne, iš karto gauni. Vienas iš tų elementų beje buvo turėti nuorodą, ne, kažkokį iš karto 10% gauk. Ir tada paintball and more inside the Cold War nuclear bunker. Our kids' birthday parties at blast. Nu čia, aišku, jie reklamuoja save. Gal kitas pabandome, koks nors. For men. Pažiūrėsiu kaip pavyzdį. Ne, nėra. Ultimate Airsoft. Čia bus turbūt pardavinėjami kitų paslaugos, tai biškai sunku pasakyti. Bet realiai perkelk savo laisvalaikį. Tai šitoj vietoj, aišku, bus Google, jeigu iškart nueisi, tai žinai, Airsoft, Vilnius, ne, arba Klaipėda, turėtų būti raktažodžiai, realiai tais pirmiausia eini. Kitas dalykas, jeigu darai renginį, reklamą, tada gali pasidaryti dabar. Kaip pasitikrinti, beje parodysiu, kaip pasitikrinti, pavyzdžiui, kas Facebook arba kokias Facebooko reklamas daro. Tai mes einame Facebook Ad Library rašome. Aš čia yra Facebook Ad Library. Tada pasirenku, kur aš vieno noriu žiūrėti arba kur aš šaly noriu žiūrėti. Ir tada įvedu tiesiog tą puslapio vardą ir aš galiu pamatyti visas reklamas, kurie leidžia. Tai šitas reklamas dabar jie leidžia ir visa tai yra rodoma viešai, ne? Rodo kada praleista dabar inactive, reiškia, neleidžia reklamos šiuo metu, šitų bent jau, bet šita visa reklamos 16 žiemos žygis, 16 km, kviečiame Lietuvos valstybės kariuomenę švęsti aktyviai ir toliau. Bet realiai čia praeitos reklamos, tai dabar matau, kad tikrai Kario menas dabar neleidžia reklamos, bet šita reklama irgi, nekokia, šiaip tai, nes čia kalėdų ir topografinis rudens žygis, visiškai net apie Airsoftą nieko nėra, tai ką mes galime parekomenduoti. Realiai turi pasižiūrėti biškutį, pirmas dalykas būtų tai, gerai, sakykime, Airsoftas, pažiūrime Airsoftas, kas čia bus. Ok, iš karto kaina, ne. Tai geriausiai, aš visą laiką tai darau, geriausiai parodyti video, mokomosius video parodyti, kas parduok man, kaip ir su tais su parasparniais arba su šuoliu parašiutu, parduok man prieš tai visą tai. Parodyk, žinai, kas tai yra, kodėl, dėl to, kad tie žmonės, kurie dar nebuvo, čia pirmi klientai kalbam, jie dar tik tai galvos apie tai, ne? Ir dėl to tu turi duoti tam visą informaciją. Einam gerai šičia, Flower Gifts. Taip, klausimas dabar, kur jūs esate, ne? Pirmas dalykas, čia parašyta, Flowers Funny Occasion Peterborough. Tai šičia tik tai Google reklama pagrindė yra. Nes jeigu žiūrėsiu į Google, naisiu į Google, ne, ir tada, kur čia yra? Peterborough, ne, Flowers, Peterborough, va, čia ne Ontario, bet UK, ne, ir taip toliau. Jeigu aš ateisiu čia, turi būti pas tavę ir Google Business, ne, tas mapsai, ir čia turės būti visi puslapis, taip toliau, tai Google Search'as pagrindas bus, nes čia pirmiausia, žinai. Antras yra dalykas, jeigu Facebook'o reklamą leisime, aišku, leisime tik toj, sakykime, teritorijoje, bet kas gali būti, tai yra turėtų būti kažkokie pasiūlymai, ne, kažkas tokio, kur ten pristatyk, žinai, gėlės arba kažkoks pasiūlymas, arba, žinai, tenai, realiai pas jūs ten yra visos tos dienos, ne, kaip būna gimtadieniai, Valentino, dar kažkas, žinai, turi būti tos reklamos geros ir kažkas tai turi būti tokio, kur arba tai nemokamas delivery, žinai, arba ten užsakyk, arba, žinai, taip pat mokymai ir video turi būti parodoma, žinai, kaip atrinkti gėlės, kokias gėlės rinkti ir taip toliau, šitie, žinai, dalykai, arba kokias gėlės, tipo, žinai, gyventi, tipo, Peterborough, štai patarimai, žinai, kaip kokias gėlės dovanoti ir taip toliau, žinai. Ir turi būti, per tai gaunate klientus, tada galima tos ir pasiūlymus, ir jie seka jūs, tada galima pasiūlymus siūsti ir taip toliau. Aišku, e-mailus turėtume turėti. Egintas SEO Flowers Gift and Design, ok.
Šiaip taip, kaip ir tvarkingai puslapis, tik tai klausimas, kaip jūs atvedat jį ir kokie yra pasiūlymai. Vėlgi, mes tą patį galime padaryti. Ateinam į Facebooką, ateinam į čia, einame Facebook Ad Library. Ir dabar parodysiu antrą taip pat žingsnį, kaip padaryti tą peržiūrą. Ok, tai pavyzdžiui čia. Dabar Flowers and Gifts, nežinau, kuris čia dabar, 3,5 tūkstančio laikų. To žiūrim. Flowers and Gifts. Šitas viršus neturėtų būti. Nes gali būti, kad ir neranda taip. Arba reklamos neleidžiat, arba tiesiog aš neatpažįstu, kuris čia tas. Ok. Tai visą laiką galim pasitikrinti. Dabar kas liečia dėl Google, tai Google Ad Transparency yra toksai. Irgi rašom Google Ad Transparency. Ir čia atėję mes lygiai taip pat galim. Aš, kadangi Ispanijoje, tai pasižiūrim taip. Ir čia bus pagal verslą. Čia ne pagal Facebooką, bet bus pagal verslą. Ir jau galima įvesti puslapį. Čia. Ok, šito nėra. Matot, reklamos reiškis neleidžia. Aš jau žinau, kad reklamos neleidžia. Gerai. Toliau. Čia jų ne per daugiausiai yra. Tai aš pakankamai greitai perbėgsiu, tiesiog patarimus duosiu. Kad suprasti maždaug, ateini į My House, gerai, free shipping worldwide, aš jau sakiau apie video, čia gerai, get rid of just today, bet pavyzdžiui, gerai, kam aš gaunu, žinai, kas čia yra, kas tai yra, to all home essential in one place. Svetainė realiai į shopas ypač turi būti kaip parduotuvė, žinai, jeigu pažiūrėsi parduotuvę, bet kokią parduotuvę, tai yra shop window, ne? Jame yra sudėta dažniausiai būna kas? Būna kažkas tai tokio, kas pritraukia, ne? Bet, mes taip dažniausiai nematom, mes matome, vat. Mes dažniausiai matom šitus dalykus. Tai reiškia, žinai, jeigu ten winter wear, ne? Bet tai yra dažniausiai netgi, žinai, kažkas tai tokio, kur parodys kažkokį tai pasiūlymą, kam tai yra, žinai, šiaip offers, tai reiškia, mes turime iš karto parodyti, kaip jeigu Amazonė, kur nors ateisime, iš karto matysime kažkokius tai pasiūlymus. Čia gal ne Amazonė, gal AliExpress geriau tokia. Aišku, čia didelės parduotuvės labai, tai irgi palyginimas toksai, bet iš karto ateini, žinai, čia welcome deal, ne, tenai first come 50 off, 3 items for, ne. Žodžiu, visą up to 60% off. Tai žodžiu, turi būti iš karto duoti ir taip parduotuvėje turi būti tavo geriausi dealai, nes ateini, aš pataikiau ant gero dealą ir taip toliau. Ir tada, žinai, kategorijos, kaip ir parduotuvėje, įsivaizduok, ateini, pamatai, žinai, kažkas tai ten nuolaidos ir taip toliau, užeini, tada tau būna vyrų, moterų skyrius, vyrų skyrius, tapkės, ten trusikai, dar kažkas, taip toliau. Lygiai čia tas pats, ateini, pirmiausiai offeriai, tada yra kategorijos, kad aš iš karto, ką žinau, aišku, čia klausimas, kaip tu atvesi, tai atvesi turi Google reklamą, ne, per Google Search'ą, per Google Contentą networką, kad, sakykime, žmonės pamatytų ar Facebook'e kažkur tai tiesiog pamatytų gerus dealus, bet taip pat jeigu kažko ieško, nes jeigu, pavyzdžiui, top picks paimčiau, ne, turbūt, pavyzdžiui, kažkas ieško Flame Air Diffuser arba ten koks, čia nelabai, kad turbūt to nelabai ieško, bet sakykime, ten kokį nors gifts ar žodžiu, čia labai specifiniai dalykai, čia aišku, Facebook'o reklama turbūt eina, nebent šitų dalykų ieško, bet jeigu neieško, tada aišku, Facebook'o reklama ir taip toliau. Nes čia koks nors ten silicon drainage, kas ten buvo, drainage pad, ne? Pad. Tai kažkas gal ir ieško, bet klaustukas, ne, yra. Tai šitų dalykų ten large wall clock, ne, pavyzdžiui, turi ieškoti.
tada gali, žinai, taikytis, bet pagrindė tai bus tiesiog reklama, žinai, kuri užkabina, nes kadangi dylas kažkoks yra ir taip toliau. Gerai, toliau. Probiotikai gyvūnams. Gerai, plačiau. Tas probiotikai gyvūnams vėlgi tas, tai nėra informacija, kuri net, va, čia bandau spausti kažką, tai šito plačiau ir negaliu paspausti. Probiotikai gyvūnams tai yra būtent, tu turi, jeigu žmonės žino apie šitus produktus, viskas tvarko, bet jeigu nežino, arba neieško, sakykime, tai reiškia, tavo reklama turėtų pasiekti žmonės, nes čia dabar tavo reklama yra skirta, arba puslapis skirtas tiems, kurie žino už tą produktą, arba probiotikų ieško. Bet jeigu nežino, tu turi sukurti jiems tą visą informaciją, tai reiškia, žinai, koks tikslas tų visų probiotikų, žinai, kas yra, kokias problemas sprendžiam, žinai, arba koks yra tikslas viso to, tai yra, žinai, kad ten blizgėtų kailis, ar ten pasme turi kažkokių problemų, nuo to pradedi, o ne iš karto, žinai, varai visiškai natūralus maisto papildas, nes jūs, čia yra baklažanas, aš kai sakau, įsitraukiu, žinai, kai vyras įsitraukia savo baklažaną, žinai, iš karto, štai mano šitas dalykas, žinai, ir bando išprivartauti visus kitus, kad imtų, pirktų. Tai lietuviškai, jeigu darai, tai lietuviškai ir komentarai turėtų būti visų šitų atsiliepimai. Čia iš vis nesąmonė yra, čia net nieko nėra, tai čia puslapis, kuriame realiai komentarai yra nieko. Nesuprantu, kaip galim, nieko negali tikėtis, kad kažkas pirks tada. Bet jo, čia reklamos irgi reikėtų. Tai dabar, ar man dar pereiti visus kitus, ar ne, parašykit, nes aš tada gal pasimsiu kanapės gale, ne? Okay, gerai, tiesiog taip gal pasakysiu. Kanapės gale, tai čia yra, aišku, reklamos turbūt nelabai galima daryti, nes tai yra su kanapėmis, man atrodo, net nežinau, ar reklamą reikėtų pasitikrinti, ar galima reklamą daryti. Nes jeigu negalima reklamas daryti, tada viskas eina per SEO arba netiesioginę reklamą, tai reiškia, sakykime, einam per problemas, ne? Galime net puslapį atskirą pasidaryti, kuriame kalbam apie problemų sprendimą. Aišku, tie žmonės, kurie ieško, tai čia turėtume tikrai dominuoti SEO, būtent kaip ir mes to sistemoje darėm, kad straipsniai, video, visi kiti dalykai pavadinti teisingai, kad žmonės, kai ieško, rastų, ne? Ping-pong, kaip žaisti stalo tenisą Kaune, ping-pong tavo žaidimo vieta. Tai vėlgi, kas ieško, plus reklama, žinai, teikite, ten kažkoks renginys būna, dar kažkas, taip ir Facebooką galim reklamuoti, finansų baba, tai čia aš jau, man atrodo, dariau vieną video, arba net tiesiog įrašiau, bet, žodžiu, finansų baba tai yra būtent padėti žmonėms, reiškia, duodam ir turėtų būti kažkas, kas tas pirmas žingsnis galėtų būti, aišku, tai yra pirmas, žinai, ten patarimai, arba štai kaip sutaupyti ten, arba kaip investuoti, ne, arba kažkas tai tokio, kur būtent žmonėms būtų edukacija, mokymai, duodami nemokami webinaras, dar kažkas, kas lengviausiai tai galėtų, žmonėms parodyti, kaip tai daroma ir tada būtent, kad arba perktų jūsų programą, arba konsultuotųsi asmeniškai. Arbatos ir kavos parduotuvė, tai arba žmonės ieško, arba Facebooko reklama, Google, tas YouTube'o gali būti YouTube video, arba tas Google Search Content, tai yra Content Networkas. Fasado pasaulis, tai kas čia yra? Lanksčių plytelių bei klijų gamyba ir pardavimas. Čia iš tikrųjų pakankamai paprasta, tai yra Google reklama būtinai turi būti ir tada Facebooko reklama, sakykime, taikantis, bet vėlgi čia nėra, čia baklažanas, sakau, produktas, čia yra produktas, ne produktą turi kalbėti, o būtent transformaciją nedarai, tai prieš po rodyti visą šitą, žinai, ir tada kodėl, žinai, šitas variantas, o ne kažkas kitas, žinai, kodėl tai pigiau, kodėl geriau, kodėl tas, žinai, ir turi visą tą paaiškinti, turi sudėlioti, žinai, žmonėms. Koko baldai, ne, tai yra
baldai be ribų, ką reiškia be ribų? Baldai be ribų, norimų dizainų, norimų atmenų, norimų spalvų. Ok, tai koks tikslas yra? Žinai, papuošk, ta prasme, tai yra žmonėms, žinai, kurie ten, sakykime, nežinau, kas čia yra, kokia baldų kolekcijos, ne? Arba svetainės baldai. Tai, žinai, papuošk savo, žinai, ten kažkokiais, tai, žinai, baldais, ne? Nes tai yra, matau, kad jau tai yra, nu, vis tiek ne bet koks, man, čia nespintos eina, čia yra, žinai, maždaug kažkas tai tokio, kaip stilistiškai, žinai, arba labiau, nu, tokie prabangiai, prašmatniai ir taip toliau. Tai va, tą visą tą ir pradėk kalbėti nuo to, ne? Kad pasakok, žinai, kaip kol kas taip, kai bus viskas užbaigta, atsiųsiu gražesnių, bet labai gražus baldai. Ok. Nu, baldai tai yra būtent, čia tam tikra auditorija, tai būtent rodai, žinai, prieš ir po, arba kokie faini nuostabus baldai, ne? Ir, ta prasme, pradedi pasakot, rodyti, kaip realiai papuošti savo namus, žinai, kaip sutvarkyti, sudėlioti ir taip toliau. Tai va čia yra turinio tiesiog prasme, čia dažniausiai turinio prasme viskas būna prastai, bet man iš tikrųjų būtų įdomu pašnekėti su jumis. Bet, nu va, kokio baldai, tik tai, kad, sakau, trūksta informacijos, nes čia, žinai, vėl tas, čia mūsų baldai, ok, Reelsas. Palaikiško minkšto kampo savo namams, ateik ir pažiūrėk į naują minkštą kampą, sukurk jį. Ok. Toliau kas. Čia buvo kokio baldai, gerai, net be daug liko, gerai, tai EGC Cloud, kas čia? EGC Clouds. Tai čia, aišku, taikomės į tėvus, lengviausia Facebook'e galima taikytis į tėvus, kurie ten yra tokio amžiaus vaikus turintys. Plonas kepurės, pavasaris, vasara. Ja. Problema dažniausiai su šitais yra tai, kad bet kur realiai galima tų parduotuvių šitų kepurių nusipirkti. Esmė yra kokia? Sukurti būtent su vaikais, žinai, kažką tokio, kad būtų įdomu parodyti, žinai, kaip vaikais dedama ir aišku, nu, čia reikėtų žiūrėti, kad vaikų tas sutikimas būtų, ne? Bet realiai, kad rodoma yra dedama, kaip naudoja, žinai, kaip fainai, kaip jie džiaugiasi ir taip toliau, žinai, kaip jie atrodo stilistiškai, parodyti, kaip jūs gaminate, žinai, ir taip toliau, kad kodėl tai gaminate, kad kam tai skirta, žinai, kuo būtent rūpinotės. Ir visa tai yra, nu, labiau iš naudos pusės, žinai, ne tik, kad pardavinėja, štai protas, nes taip brandas nesikuriama. Būtent tai yra, kad kai vyksta gamyba, žinai, už ką mes stojame, ko mes tikime, žinai, kodėl mes čia darome ir taip toliau, žinai, būtent tai žmonės pritraukia, o ne tavo produktą, nes tų produktų yra pilna, tų kepurių yra pilna ir tu taip neparduosi tiesiog. Gerai. Motosportai čia lengva. Motosportai yra Google paieška, jeigu reikia, kas liečia būtent žmonės, kurie ieško, daugelis neieško, tada kažkoks pasiūlymas, žinai, kažkoks offeris turi būti, organizuojame šį savaitgalį, žinai, ten liko tiek ir tiek vietų, žinai, taip, ten ateik išbandyk, žinai, pirmam važiavimui ten tokia ir tokia nuolaida ir taip toliau. Tai turi būti tie pasiūlymai. Laura Moss. Antgaliai. Aukščiausios kokybės antgaliai. Kokie antgaliai? Ok, tai čia yra skirta moterims, kurios ką naudoja. Nu, čia turėtų būti jau tikslinga auditorija, ne? Nes čia aš bent jau nesuprantu, ką tu čia nori pasakyti. Kietmaliai. Ja, tai čia labai specifinė dalis, tai reiškia, čia ateinu ir aukščiausios kokybės antgaliai, žinai, tenai, kurie skirti kam, ne, kam jie skirti, tai yra skirti, žinai, profesionalėms, ten gauti tą ir tą, ne, kad būtų aišku tada, ir tada turi būti pasiūlymai, parodymai, žinai, štai tenai top 10, top 5, žinai, taip toliau, kaip pasirinkti ir taip toliau, žinai, kodėl šitie, kodėl ne kitie ir taip toliau, visa te, žinai, turi būti, nu, paaiškino, parodoma, kai jeigu tu nori kažką pardavinėti, tu turi rodyti. Instagramo nėra, page'ui, Facebooko, kas Facebook'e, yra 1600, Nail Games, ok.
Nail Game žaidimas šiuo metu labai populiarus visame metu, išdrįs išbandyti, nu ir matom, pažiūrėti, vienas laikas, ne, vienas laikas, 2 laikai, nu tai va, tai pavyzdys, kodėl 1600 tipo followerių, bet nu, po vieną padulą, dėl to, kad neįdomi darai. Kodėl neįdomi? Dėl to, kad aš žinau, kokias apsakas naudoti, dirbant su šlifavimo juostelėmis. Tai dabar klausimas, ar tikrai žino? Ir tipo iš karto atsakai. Tai tu paklausi ir iš karto atsakai, tai kodėl aš turėčiau žiūrėti. Žinai, ir tavo pagrindinis dalykas yra transformacija, prieš ir po, žinai, tu turi parodyti, ne? Ir jeigu čia yra tiems žmonėms, kurie dirba su tuo, tai reiškia, tu nori parodyti būtent kaip jie, tu jiems padedi būti sėkmingai savo versle. Greitai užbėgu, pažiūrėsiu. Ir tada, kaip sakiau, gale, žinai, komentuokite, ne, kas nori šitų mokymų, Google, Facebook'o, kaip reklamą sukurti tokiem dalykam, kiekvienam realiai padėsim, parodysim, kaip kiekvienam iš jūsų tai padaryti, būtent kokias reklamas. Bet čia ateinu ir darbai, kas čia yra, net nepaaiškinta, žinai, nuotraukos įdėjai, tai ką tu, užuolaidos, grindys, staliukas, balda, kas čia yra, aš nesuprantu, žinai, visiškai nesuprantu. Tai yra paslaugos, ne paslaugos. Būtų ir namų fotografavimas. Tik dabar supratau. Ok, o kam tai skirta, žinai, tai ta prasme, čia aš dėl to, kad savo namus tiesiog fotografuočiau ar kas, ar tu nekilnojamo turto agentams. Tai jeigu nekilnojamo turto agentams, tada, ne, gyvenamų ir komercinių interjerų fotografuotis, nu tai va, tai žinai, tai va tavo atsakymas, kaip tavo puslapis atrodo. Kuri padėtų man pertikti erdvės atmosferas, skleisti, aš bendrauju su klientais, siekdamas užfiksuoti tai, kas jiems svarbiausia jūsų projektuose. Tai ir yra tada, prasme, ar žinai, norite žemžinti, žinai, savo ten tos erdvės, žinai, ar ten jums reikia perteikti, žinai, klientams, žinai, būsto grožį, ar, žinai, ten, kad jie pajustų, pamatytų, kaip būtų jiems gyventi ten, tai toliau, žinai, tai aš tada esu jūsų, žinai, jūs esate teisingoje vietoje ar kažkas panašaus. O ne, tai nuotraukas įdėta, niekam neįdomu tos nuotraukas, nes niekam pirmiausia nesupranti, kas tai yra. Ok. Art, kas čia? Art design. Ok, tai atinu šį čia. Kaklaraištė, naujausias prekės. Jo, bet vėlgi, kam tai skirta? Lankelis ir segtukai, susikurk rinkinį pats, kūdikio rinkinys, tai... Jo, atsimink, kad vis kitas dalykas dar va taip žmonės, eina iš puslapį žiūrėti. Tai... Aš, pavyzdžiui, ateinu ir nelabai suprantu, kam čia tai skirta, žinai, tai ten... Kam tai skirta? Vaikams. Ok. Rankų darbo personalizuotas dovanos vaikams, tai minkšti žaislai, lėlės, ok. Nu vėlgi, produktas, pirk, žodžiu, nieko jokio realiai mes nepapasakam, neparodom ir taip toliau. Su jie mes darysim vėliau, čia dabar pažiūrėsim paskutinį, Briedis fotografijai. Mačiau, buvo postas, ne, kad tipo, reikia mokėti ten kažką, tai mokesčius, tai dėl to fotografuosiu. Tai dabar jeigu lietuviškai, to lietuviškai modelių gali tapti visi. Pažiūrim tavo darbus. Pažiūrim čia Briedis, va tas ir yra, man tai labai keista žmonių. Ok. Tai matai, čia net ne reklamų problema, čia yra apskritai, tą patį Instagramą, jeigu turbūt pažiūrėsi, ne? Instagramo nuoroda net paprasta, tiesiog Facebookas, va, Instagramas net nėra nuorodų realiai. Tai dabar, nu, ateinu šį čia, ok. Tai, pričiam čia tas Briedis? Čia tu Briedis ar šitas Briedis? Nu, oh, my goodness. Beauty and fashion photoshoot, žinai, tai angliškai jau kalbėti, jeigu tu Lietuvai pardavinėjai, kodėl angliškai rašai. Kitas dalykas, žinai, tai yra
koks tavo tikslas ten žmonėms. Tai, žinai, tada kam tai skirta, ar tai skirta modelio, tu modelius fotografuoji, ar ką, ar man čia atėjau pažiūrėti tavo darbus, ar tu nori pasiūlyti, žinai, man. Nes dabar, tipo, tai, modeliu gali tapti visi. Ir, tai kur tu siūlai iš viso paslaugą, pasakyk. Portfolio, fashion, apie mane. Nėra net pasiūlymas. Kur aš galėčiau užsiregistruoti, arba, žinai, paklausti tavęs dėl photoshoot'o. Apie mane iš vis nėra šitas ir kontaktas. Susiekite su manimi, o kokiu tikslu susiekti su tavim, tai apie mane nėra, tai čia iš vis puslapis, ką tu, o tavo net Facebook'o nieko nėra, tai nėra ką čia komentuoti net sunku kažką komentuoti iš vis. Tai va, tai dabar šitie du, kaip ir sakiau, yra vienas, tai yra Ad Library, galim būti pasižiūrėti, pavyzdžiui, pažiūrėkim senukai ir pamatysim reklamas, kokią varo. Ir va, čiuk, Aišku, jie yra blogas pavyzdys, nes jie blogai daro. Nes, jie tiesiog, kaip sakyti, neblogai daro, bet jie blogas pavyzdys dėl to, kad jie turi biudžetus, jie gali leisti pinigus, jiems nereikia, jie turi fizinės parduotuvės, jie tiesiog leidžia reklamas ir realiai jiems vos ne brandingas šičia yra, net nesvarbu, ne? Bet, pavyzdžiui, galim paimti kokį nors pavyzdžiui, Vilniaus kokį rašysime, ne? Advertisers. Pažiūrim, ką, pavyzdžiui, Vilniaus vairavimo mokykla daro. Nepraleis progos registruoti pas mus ir išmok vairuoti motociklą. Mes tavęs laukiame, ne? Ten mokys, tai aišku, čia, kvailas dalykas yra užrašyti taip, tipo telefonas ir taip toliau, tai čia vėlgi blogas pavyzdys. Kas liečia dėl, kaip aš sakiau, Google Transparency tai Google Ad Transparency, ten mes galim pamatyti realiai viską. Galim pamatyti, sakykime, anywhere, vėl rašykim Vilnius, kokį nors, pavyzdžiui, paimkime Vilniaus top 1. Tai va, top 3 grožio salonai Vilniuje, ne? Ten apie juos žino tik žvaigždės, rasti geriausia. Tai čia, pavyzdžiui, reklama rodo, kaip atrodo reklama. Čia yra Google paieška. Ir jeigu aš ateisiu, čia pažiūrėsiu, žinai, tai man rodo advertiseris, ne? Ten Olgijos stilius, rodo būtent, kad rodo visur. This ad may vary location. Čia rodo, kur rodys. Kada paskutinį kartą rodyta, tai va dabar dar rodo. Ne? Ir, aišku, aš jeigu žiūrėsiu ten kokį nors senukai tą patį, senukai LT, pavyzdžiui, tai vat yra visas reklamas pažiūrėti, tai matome ir video galim pažiūrėti, taip, ne? Čia yra būtent per Google leidžiama video, formatas, visą tai galima pasižiūrėti. Tai va, tai kaip ir sakiau, jeigu jums įdomu sužinoti, arba turite savo verslą, norite jį paleisti, norite pritraukti klientų, būtent matote visus tos pavyzdžius, kaip baisiai daroma, tai yra dažniausiai jūs esate, daugelis yra net nepasiruošę reklamai ir jie su reklama net negali normaliai pradėti dirbti. Kodėl? Todėl, kad nesupranta būtent esmės puslapio, nes kur tu vesi, tai yra nepadaryta normaliai pasiūlymą, nesudėliota, žodžiu, informacija, žinai, arba tik tai pirk, žinai, imk, duok, va, štai mes ką darome, štai mes ką gaminame. Bet realiai, kodėl mes tą darome? Kodėl mes gaminame? Ir pats svarbiausias turbūt dalykas, į ką reikėtų atkreipti, ko aš čia neparodysiu, tai yra, man atrodo, čia bus. Bet parodysiu, kas yra pats svarbiausias dalykas. Tai jeigu jums įdomu, norite, prašykite, noriu, atsiųsim informaciją, kur visą tai galima rasti arba kur tie mokymai bus. Taip pat, jeigu jūs norite pagalbos, rašykite asmeniškai arba rašykite noriu ir pažiūrėsim būtent kokia jūsų svetainė, koks jūsų puslapis ir kaip jums galima padėti. O svarbiausias dalykas iš čia yra būtent šitas yra, kas jūsų yra klientas. Ar jeigu, pavyzdžiui, žmogus suveikia tik problemas, tai reiškia, kaip mes privesime nuo problemos iki suvokimo apie produktą, apie ko jam reikia, kas jam pagalba padės, užuot tik tai pirk, štai ką mes gaminame, štai ką, jeigu aš gaminu, sakykime, vartus, ne, paimkime jums, tai klausimas, kodėl šitie vartai, žinai, kodėl būtent mūsų vartai, ne, paaiškinam, žodžiu, kodėl
kas vartosi, žinai, dažniausiai genda, žinai, kas svarbu, kokios detalės turėtų būti, žinai, iš kokio metalo pagamintos ir taip toliau, arba kokios dažniausiai, jeigu bet kur, žinai, senukose nuvažiuosi, kodėl ne senukose reikėtų pirkti, ne, kas senukose blogai ir taip toliau, ir tu paaiškini, parodai, žinai, žinai, verslas, kaip daromas yra, kur gaminama yra, kaip gaminama, žinai, kaip visas procesas vyksta, tada žmogui visą tai bus aišku, o ne taip, kad štai mes gaminame vartus, rašyk mums, skambink ir taip toliau. Niekam neįdomu taip, kad tu kažką tai darai ir gamini. Jiems įdomu, kodėl jiems čia reikėtų būti. Jie ieško pačio geriausio varianto ir jeigu tu nemokėsi paaiškinti jiems, kas tai yra, tai tada nieko gero niekada ir nebus. Taigi, rašykit, noriu, atsiųsim, parodysim, kaip visą tai gauti. Jeigu tikrai norit pagalbos, galime ir asmeniškai, mes padedam, dirbam asmeniškai su žmonėmis. Ir taip pat, jeigu reikia mokymuose, parodome, būtent tai yra, aišku, mažiau kainuojantis, bet negu asmeniniai darbai, bet parodome būtent, žinai, kaip bent jau pradėti, kaip teisingai, nes Google Ads, bet kas nedarė Google Ads, šiaip tikrai praleisite pinigus ir Facebook'e reklamą irgi lygiai taip pat galite tiesiog švaistyti pinigus. Nebūtinai reklama gali būti labai gerai veikti, bet galbūt puslapis neveiks. Galbūt nemokate tam puslapį ir jeigu atvesite žmonės paimti ir jiems pardavimus padaryti ir visas tas procesas yra pats svarbiausias. Tai jeigu norit, rašykit noriu, aš jums atsiųsiu visą tą informaciją.